Sveiki visi, šiandien servise 007 savaitės pabaigai turim pademonstruoti dar vieną Landi Renzo dujinės įrangos darbų montavimo pavyzdį. Šį kartą jau yra tikrai turbūt visiems gerai žinomas Volvo XC60 modelis 2012 metų, Preface'as, 3,26 cilindrų varikliukas, 175, 179, kaip kada dokumentuose rašo, jų gali. Na, šiam automobiliu, kai visada sumontavom kokybišką Landi Renzo Evo OBD dujinės įrangos komplektą, labai trumpai apie pačius komponentus ir papasakosiu. Tai patys dujiniai purkštukai sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų. Pats gaubtas nors truputį pakeltas, bet yra pilnai tvirtai savo vietose. Dujiniai purkštukai yra sumontuoti Landi Renzo AEB A+, jie yra sujungti tarpusavyje. Dujų padavimą taipogi esam padarę iš abiejų pusių purkštukus, tam, kad turėtume vienodą slėgį visose ir abiejose purkštukų galuose, kad galėtume tinkamai sukontroliuoti kuro mišinius, normas įvairiuose sūkiuose bei apkrovos diapazonas. Pats valdymo blokas yra sumontuotas akumuliatoriaus nugaroje, maždaug štai čia. Yra sumontuotas Landi Renzo Evo OBD valdymo blokas. Didžioji dauguma signalų, kurių mums reikia, yra paimtų tiesiai iš benzininio valdymo kompiuterio. Pats valdymo kompiuteris yra taipogi sumontuotas štai šitoje vietoje. Todėl didžioji dauguma laidų slepiasi po valytuvų mechanizmą dengiančią plasmasę, įskaitant ir šitame kampe sumontuotą Landi Renzo L10 Turbo Oversize didžiausio galingumo ir našumo dujų reduktorių, bei atskirai montuojama OMB BFC skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą. Dujinės įrangos saugiklį esam išvedę taip, kad jį būtų galima rasti, pademonstruoti ir parodyti greta akumuliatoriaus, štai šitoje vietoje. Čia taipogi šalimais turime išsivedę ir diagnostinę jungtį, prie kurios jungsimės, norėdami tą sistemą kalibruoti ir tikrinti. Na, visi Landi Renzo darbų montavimo darbai, ta prasme, yra atliekami pagal gamintojo reikalavimus, pagal kokybės standartus, naudojam kokybiškiausias rinkoje šiuo metu prieinamas žarnas, sąvaržas, jungtis, visus komponentus, dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. O tai reiškia, kad kiekvieną kontaktą lituojam, laidus sugrupuojam, parenkame tinkamo ilgio, juos įvelkame į apsauginės gofras, kurias dar vėlgi papildomai izoliuojam. Žinoma, klientui pravesim instruktažą, duosim visus reikalingus dokumentus, garantijas ir panašiai. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką montuojame centrinėje konsolėje, pridėsiu nuotrauką, galėsite pamatyti, bet centrinėje konsolėje yra dviguba iš dviejų dalių, tai jos nugarinėje dalyje turim sumontuotą dujinės įrangos perjungimo mygtuką. Dujų balionas čia yra montuojamas atsarginio rato vietoje, tai bagažinę matote lygiai tokią pačią, kokią matytumėte ir jeigu čia automobilis būtų be dujų, balionas yra sumontuotas štai šitoje vietoje ir gražiai uždengtas šiuo veiloku. Na, veilokas be abejonės duoda tvarkos, estetikos, truputį ir garso be abejonės izoliacijos, tai plus galima susidėti aplinkui visus norimus daiktus ir tai tikrai labai gražiai atrodo, dangtis gražiai lygiai užsidaro. Esam pridėję ir maišą atsarginiam ratui įsidėti, kadangi klientas patį atsarginį ratą paliko namuose, tai jį pridėsime. Dujų pildymą vėlgi didam truputį energijos, ištekinam ir sutrumpinam pildymo adapterį. Tikslas jį turėti čia įsuktą ir atsidarius iš karto jungti pistoletą ir piltis dujas. Vienintelis dalykas, kada mes jį nusisuksim, tai tuo metu, kai norėsim prisipilti benzino. Na, jeigu benziną pilsime 2 kartus per metus, pilnus bakus, tai tikrai geriau 2 kartus atsisuktą perimą, negu kiekvieną pildymą dujų jį prisisukinėti. Tai tikrai yra ženkliai patogiau, paprasčiau ir tikrai patogiau. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landi Renzo dujinės įrangos montavimą į Volvo XC60 automobilį. Jei kažką panašaus vairuojate ar norėtumėt kokybiškos sistemos, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.